Sveiki, gerbiami tinklalaidės sveikatos įstaigos vadyba ir valdymas, žiūrovai ir klausytojai. Šiandien pakviečiau pokalbį Kristiną Kripaitienę. Sveiki, Kristina. Sveiki. Kristina Kripaitienė yra personalo specialistė, kuri pradėjo užsiimti su medikais, jeigu taip galim sakyti. Įsteigė Medflow institutą ir visai neseniai buvo medikų gerovės festivalis. Kristina rūpinasi medikų emocinę sveikatą. Tai Kristina, tada pradžioj šiek tiek apie save, kaip jūs atėjot į mediciną ir kaip jums kilo idėja kurti Medflow institutą. Mhm. Ačiū už tokį gražų pristatymą. Tai iš tiesų atėjau tokiu labai įdomiu, sakyčiau, laikotarpiu, nestandartiniu per COVID-ą. Ir patekau į tokį epicentrą visiškai, ar ne? Na, kurgi kitur dirbti, ar ne, jeigu ne sveikatos sektoriai. Ir man ta patirtis buvo labai vertinga, labai įdomi, labai prasminga. Dėl to, kad, kaip miniu, kad tai buvo COVID laikotarpis, iš tikrųjų, kad tikrai tas didelis dėmesys buvo medikų bendruomeniai skiriamas ir ne herojai ir visa kita. Tai aš be galo buvau laiminga, kad iš tikrųjų patekau ir galiu daryti pokyčius šitam sektoriui ir prisidėti savo kompetencijom. Tai man buvo labai labai įdomus šitas laikotarpis, labai kitoks, bet labai didžiuojasi, nes tikrai pažinau tą virtuvę medikų iš vidaus ir nuo ko prasidėjo visos mano tolesnės veiklos. Ir kas jūs labiausiai nustebino jau susidūrus su medikų bendruomenė, kuo jie skiriasi, kas buvo nauja? Mhm. Taip, tai sakyčiau, pamačiau tą virtuvę, iš tikrųjų, ko nemato kiti, kuo gyvena medikai, kuo jie kvėpuoja ir kad, iš tiesų tikrai yra nemažai įtampos, streso. Iš tiesų mačiau, kaip nuveikia ta visa biurokratija, ar ne, ir kiek yra to popierizmo, besikeičiančių teisės aktų, algoritmų ir panašiai. Bet iš tos vadybinės pusės, ką pamačiau, tai, kad vadovai stokoja vadybinių kompetencijų, lyderystės kompetencijų, taip pat trūksta supratimo, kas apskritai yra tie HR procesai ir ką apskritai veikia personalo funkcija organizacijoje, kad, tai yra strateginė funkcija. Tai tą reikėjo tikrai visiems paaiškinti, kad tai nėra tik tai, administravimas dokumentai priimti atleisti, bet tai yra gerokai plačiau. Kristina, kaip jums atrodo, kokios didžiausias yra šiandien vadybos ir valdymo problemas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos? Čia atrodo vis kalbam ir kalbam apie šitas problemas ir jų tikrai yra ne viena ir ne dvi. Ir daug jų yra, jau nekalbu apie visą teisinę bazę, kuri nuolatos keičiasi, tačiau aš gal labiau kalbėčiau ir žiūrėčiau tai, ką aš išmanau iš tikrųjų, tai iš tos organizacinės perspektyvos. Tai sakyčiau, tikrai ką pastebiu, tai yra vadovų lyderystė, nes ne paslaptis, kad nuo vadovų viskas juk ir prasideda, nuo jų sąmoningumo, nuo noro keisti įsisenėjusius dalykus ir tikrai matau, kad labai daug yra tų procesinių dalykų ir žiūri, kaip įgyventi tvarkas, ar ne, bet labai daug matau ir dėl darbo, kaip pasakyti, dėl varnelės, ar ne. Tai kaip aš supratau, tai labiausiai jūs pabrėžtum, kad trūksta lyderystės kompetencijos. Jeigu mes galėtume išskaidyti, kokios būtent būtų tos kompetencijos, kurias labiausiai trūksta. Būtent vadovų kompetencijos, nes prie tos pačios teisinės aplinkos, kai kurios sveikatos priežiūros įstaigas funkcionuoja efektyviai, nepalyginus geriau negu kitos. Tai ir turbūt viskas susiveda į vadovą. Tai kokios būtent būtų tas kompetencijos, kurias labiausiai reikėtų ugdyti arba jeigu nesiugda, gal pakeisti vadovus, kurie turėtų tas kompetencijas? Taip. Tai aš turbūt įvardinčiau vieną pagrindinių, tai yra komunikacijos, efektyvus bendravimo ir komunikacijos kompetencija. Tuomet sakyčiau, kaip mes valdom pokyčius ar ne, pokyčių valdymo kompetencijos vėlgi, ar ne, nes čia trūksta, tikrai šito labai trūksta. Tuomet, sakyčiau, žmogiškų išteklių valdymo kompetencijos, ką miniu, emocinio intelekto, projektų valdymo, visos tos, kurios būtų nukreiptos ne tiek operatyvinį valdymą, bet ir į žmogiškų išteklių valdymą. Tai vat šitas labiausiai turbūt akcentuočiau ir labiausiai išskirčiau, ką šiuo metu matau.
Nes tos kompetencijos, kurias įvardija, būtent ir veikia medikų emocinė sveikata, kaip jie jaučiasi, ir tai sąlygoja ilgalaikę jų motyvaciją ir žinoma tuo pačiu, kaip efektyviai jie atlieka savo pagrindinę paslaugą, tai yra rūpinasi Lietuvos žmonių sveikatą. Pasakykit, jeigu dabar kalbam jau apie medikų emocinę sveikatą, tai kaip jūs apibūdintum situaciją šiandien? Mhm. Tai šiaip tai noriu pirmiausia pasidžiaugti, kad iš tikrųjų to dėmesio medikų emociniai sveikatai skiriama vis daugiau ir tikrai matau pozityvių ženklų, tačiau vis dar tikrai ne visos organizacijos supranta to reikšmę ir poreikį, dėl to ir Medflow institutas iš tikrųjų yra, dėl to ir medikų festivalis yra ir kitos iniciatyvos, kad tai nėra nice to have kažkoks dalykas, tai yra iš tiesų būtinybė. Ir dabar, kai ypatingai keičiasi ir darbo rinka, mes žinom, kad trūksta tikrai specialistų, jos yra sudėtinga pritraukti, tai aš manau, kad čia yra iš tiesų ir konkurencinis organizacijos pranašumas, na, reputacijos klausimas, darbdavio įvaizdžio klausimas, kad, na, tikrai tos organizacijos jos tikrai turėtų skirti dėmesį medikų emociniai sveikatai. Sakau, stebiu pozityvių ženklų, bet vis dar iš tikrųjų, tikrai, nu, trūksta šito pas mus sveikatos sektoriai. Kristina, ar galit šiek tiek daugiau apie Medfest jūsų organizuojamą? Kokia ten buvo pagrindinė idėja, ką jūs ten darėt, veikėt per tą festivalį ir kokie rezultatai? Mhm. Taip, tai iš tiesų čia pasakojant tikrai negaliu nesišypsoti, nes tai yra trečias medikų festivalis mūsų. Ir iš tiesų be galo sėkmingas. Jisai dabar buvo prieš porą gerų savaičių. Ir mes jį turėjom šiek tiek kitokį negu prieš tai buvę du. Turėjom ir temą, country temą. Iš tikrųjų, kas medikam yra visiškai nesusiję ir su medicina. Bet tikrai aš matau, kaip to reikia ir kaip reikia tokio visiškai prieimo prie medikų emocinės gerovės. Tai Medfestas tai yra 3 dienų renginys, kada mes ten ir kalbam būtent apie medikų emocinę gerovę ir turime visas tas reikalingas temas. Tai turim ne tik gerą turinį, ne tik ir kvalifikacijos valandas, bet ir tą pramoginę poilsio dalį, kas irgi labai svarbu medikam priminti, kad, na, nepamirštų jie ir savęs. Ir aišku, tai yra, kaip pasakyti, tai yra bendruomenės renginys, be galo šiltas renginys, į kurį susirenka medikai iš visos Lietuvos. Tai yra 200 virš žmonių ir iš tiesų tai yra ne tik gydytojai ar slaugytojai, tai yra absoliučiai visi sveikatos priežiūros specialistai. Turiu galvoje ir asistentus, ir odontologus, ir visi ir administracijos lygiai taip pat darbuotojus kviečiame. Tai labai man smagu kaip organizatoriai matyti kaip jie šypsosi, juokiasi, iš tikrųjų išsineša ir tas grįžtamas ryšys jis yra be galo pozityvus, nes tikrai šiais metais tas renginys buvo rekordinis visom prasmėm. Mes tikrai turėjom labai didelį dalyvių skaičių, net ir uždarius bilietus iš tikrųjų buvo didžiulis susidomėjimas ir klausimai, ar dar turite vietų. Tai tikrai, aišku, mes nesam toks didelis renginys ir niekada nebūsime, dėl to, kad norisi, kad jie išsineštų maksimaliai gerą patirtį. Tuo pačiu tikrai galėtų tose dirbtuvėse sudalyvauti mažesnėse grupėse, kad, na, tikrai jie išsineštų, kas jiems yra svarbu ir jie galėtų, na, irgi pasibandyti iš tam tikras irgi metodikas, ar ne, kas vieniem tinka, kitiem ne, ar ne, vieniem galbūt joga, ar ne, ir tiks, ar ne, ir norės pasibandyti, nuo kitiem galbūt lips kažkokie kiti dalykai. Jeigu aš teisingai išgirdau, tai per festivalį medikai įgauna įvairių žinių, tuo pačiu praktikų, kaip didinti jų psichologinį atsparumą, tokiu būdu Taip. mažinant perdegimo tikimybę ir tuo pačiu pasikrauna baterijas, pailsi. Gal dar yra to naudų daugiau? Vienareikšmiškai, tai čia yra pagrindinės iš tikrųjų. Mm. Bet ir kaip sakau, jie pasibando, vat, kas jiem labiausiai tinka. Mes tikrai skiriam labai didelį dėmesį lektorių pasirinkimui ir akcentuojam, vat, ką iš kiekvienų dirbtuvių tas konkretus medikas jisai gali išsinešti kvėpavimo pratimą, kažkokią metodiką, ką jie gali atsinešti ir taikytis tiek savo, tiek savo komandom, organizacijom. Ar ne? Tai čia vat, labai svarbus irgi momentas yra, kad jie parsineša tuos dalykus į savo organizacijas ir, na, toks geras efektas, sakyčiau, nuvilnyje ir tikrai tekia girdėti iš tiesų ir pokalbių, kada sako, nu, pas mus jau organizacija kažkaip tai kitaip reikia komunikuoti ar ne ir panašiai. Tai va tikrai dalinasi medikai.
Ir pasikrauti, aišku, baterijas, tai vienareikšmiškai, nes tikrai ir po festivalio vis dar rašo, kad kaip buvo gerai, kaip buvo smagu, kaip, nu, vat, užtenka tos geros energijos tikrai, kurį laiką. Ir aišku, na, medikai ten susiranda ir draugų, ir važiuoja po to kartu į tą festivalį. Ir tikrai turim žmonių, kurie, na, jau ir 3 kartus buvo pas mus ir sako, tikrai važiuosime. Organizacijose labiausiai daug kas priklauso nuo vadovo. Ar vadovams gali būt toks festivalis naudingas ir ką jie galėtų atnešti ir įdiegti, paskleisti tada organizacijos? Tai taip, mes šiais metais iš tikrųjų ir turėjome kelias temas specialiai skirtas vadovams ir kvietėme dalyvauti juose vadovus. Tai tikrai irgi buvo susidomėjimas, tai mes juos integruojame į šitą festivalį, bet tikrai neišduosiu, bet turiu minčių, kaip toliau plėstis, judėti. Kviesime aktyviai vadovus įtraukti ir vat, mes vykdome taip pat ir emocinės gerovės lyderių iniciatyvą, kuri vyko šiais metais irgi šalia medikų gerovės festivalio. Tai va čia tikrai vadovai įsitraukia ir tikrai, nu atsakau, va čia yra tos organizacijos lyderės, kuriuom yra svarbu, kurios rūpinasi medikų emocinė gerovė ir mes įteikėm jom irgi apdovanojimus šito Medfest metu, tai va irgi labai toks irgi gražus grįžtamas ryšys. Tai mes kalbam, kad vadovai turi rūpintis organizacijų mikroklimatu, sukurti darbuotojai saugias sąlygos. Tiesa, tai ir teisės aktai, darbo kodeksas nustato, bet kažkaip kartais praslysta pro šoną, pamirštama, kad ir patys vadovai patiria milžinišką stresą ir jie taip pat perdega kartais ir dažniau negu darbuotojai ir jie taip pat turi pasirūpinti emocinę sveikatą. Vienareikšmiškai ir jie, žinokit, tikrai atvažiuoja vat, pas mus į tą festivalį ir, kaip sakyt, su visa komanda ir turi tą gerą laiką irgi team buildingą iš tų savo komandai ir vat, dalinasi ir sako, aš nu visiškai kitaip tiek save matau tada, tiek ir savo darbuotojus, vat, visiškai kitam kontekste, ne klinikoje, ne poliklinikoje, ar ne, bet kada žmonės atsipalaiduoja, kalbasi apie tai, kas jiems yra svarbu, tai visiškai, čia irgi labai svarbus momentas, kad jie pabūtų toj neformalioj, kitokioj aplinkoje iš tikrųjų, bet tikrai taip vadovų irgi reikia tikrai nepamiršti vienareikšmiškai, jie patys dažnai save pamiršta, bet iš tiesų taip, čia yra labai svarbi dalis iš tikrųjų, kad ir jais pasirūpinti lygiai taip pat. Kaip jūs, Kristina, galvojate, dėl kokių priežasčių dažnai sveikatos įstaigose yra ignoruojama medikų psichologinė gerovė, emocinė sveikata? Čia daug gali būti dalykų. Viena vertus, tai man iš karto kyla mintis, kad turbūt ir nežinojimas, neišmanimas galbūt iki galo ir netų kompetencijų, vat ką mes kalbėjome stoka. Tiesiog nesupranta, o tai kaip, ko pradėti reikėtų diegti tą tokią kultūrą pozityvę, paremtą rūpesčių darbuotojais ir panašiai. Tai šitą išskirčiau. Taip pat iš tiesų ir patys medikai matyti irgi diktuoja dėl to, kad jie dažnai bijo kryptis pagalbos, ieškoti tos pagalbos. Ir kartais aš taip pastebiu, įkrenta į tą aukos iš tikrųjų poziciją, tarsi kaip čia išreikšti ir kaip čia pasakyti, tarsi lieka kažkur nuo šalyje, ar ne, ir nesprendžia tų problemų tiesiog, ar ne, nesikreipia, neieško pagalbos. Tai čia daug dalykų iš tikrųjų ir stigma matyti, ir bijo, ar ne, nes, pavyzdžiui, pastebiu, kad, na, jaunimas, jisai galbūt drąsiau kreipiasi ir ieško tos pagalbos, ir ne, jie visai, nu, kitaip supranta viską. Bet, vyresnio amžiaus darbuotojai, tai jie bijo matyti kryptis ir kaip tik dabar iškilo pavyzdys vienas, išdirbau su viena organizacija ir darėme darbuotojų nuomonės tyrimą, apklausą ir po to turėjome tokias diskusijas, aptarti tyrimo rezultatus. Ir tiesiog atrodo, ore atvyro kažkas, ką jie nori pasakyti, bet tarsi nedrąsu, nedrįsta, gal bijo dėl darbo vietos, gal panašiai, tai labai daug tokios tai ir tylos kultūros, sakyčiau, yra, baimės kultūros yra. Tai daug čia iš tikrųjų yra, manau, dedamųjų, ne vienas ir ne du, bet ir bijo, matyt, pasikreipti ir gal nežino tų kanalų, kai kada ir ne. Ir sakau, o jaunimas, tai kažkaip aš matau, kad drąsiau tą daro, drąsiau kreipiasi, drąsiau kalba apie tai, kas jiems yra svarbu.
Mhm. Kaip minėjot, aukos sindromas, įgautas bejėgiškumas, kad tiesiog taip Taip. susiformavo, taip tradiciškai per ilgus metus, kad visą laiką buvo tokie santykiai, taip psichologija vadinama normalizavimo klaida, kad dalykai, kurie neturėtų būti, tampa norma Mhm. tiesiog. Ir tada žmonės, nu, galvoja, nu, visą laiką tai buvo ir nieko tokio. Bet tai, ką jūs minėjot, jaunimas drąsesnis, man irgi atrodo, kad čia yra tokia pozityvi žinia, Mhm. kad jaunimas, kad ir nekantresnis, jie tiesiog nenori prastos vadybos. Ja, ir tas voluntarinės priemonės, kurias valdantieji stengiasi įgyvendinti teisės aktus, Mhm. kad rezidentas būtinai atidirbtų tam tikram regione, kur trūksta medikų, jie ilgalaikę perspektyvą prives prie to, kad tiesiog vis labiau trūks medikų ir Mhm. reiškia, kad visas valdymas turės keistis, ja, galų gale ir vadovai bus priversti keistis, nes nu, negali funkcionuoti sveikatos priežiūros sistema be medikų. Ja, Mhm. jeigu jų kritiškai mažai darysis, tai tas spaudimas iš apačios, dėl to aš irgi optimistiškai žiūriu į jaunus medikus, kad jeigu tik užteks drąsos ir jeigu neišduos tos idealus, tai nori, nenori, vadyba bus priversta keistis į gerą pusę. Žinoma, labai daug kas priklauso nuo visuomenės, nuo jūsų asmeniškai, kažkiek ir nuo manęs, kad tas laidas darom, nuo Mhm. mūsų viso, ja, nuo visuomenės spaudimo. Tai čia tokie pasamprotavimai, gal jūs sureaguot norit, Kristina? Jo. Taip, aš iš tiesų irgi stebiu ir tikrai vesdama mokymus irgi klausiu dažnai medikų, tai vad sakau, o kodėl, aš sakau, vat nevažiuojat į regionus, ar ne? Man smalsu, man įdomu iš tikrųjų ir ką jie atsako, tai ir tikrai nebėra nei atlyginimas, nei kažkas svarbu. Mes vėlgi grįžtam prie tų pačių dalykų, tai yra emocinė sveikata, vadovų požiūris, vadovų lyderystė, ne mobbingo kultūra ir panašiai. Tai vat apie šitos dalykus iš tikrųjų jaunieji medikai lygiai taip pat kalba ir renkasi darbo vietą pagal tai ir sako, mes tikrai važiuotumėm, bet sako, matom, nu, kas vyksta regionuose ir tikrai nenorime ten dirbti. Tai reiškia, kad jie renkasi ir darbo vietą pagal tai, nu, vat, kaip jie jaučiasi joje, ar ne, ir koks tas yra emocinis mikroklimatas visas organizacijai. Tai aš tikrai vadovam irgi šitą pasakoju ir dalinuosi, kad jie tikrai atkreiptų dėmesį, ką sako ir jaunieji medikai ir kaip va tos žmonės prisitraukti, kokie dalykai tampa svarbus, kad ne tik atlygis jokiais būdais, nes jis jau panašus iš tikrųjų regionuose ir miestuose, bet grįžtam prie šitų dalykų, prie emocinės gerovės, vienaip ar kitaip. Taip, tai juk turbūt nėra, kad kažkas Lietuvoje yra specialiai nusiteikęs prieš regionus. Tai priežastis, ką jūs ir įvardijot, tai yra tai, kad dažnai provincijose, be jokios neigiamos konotacijos, vadybos lygis yra ženkliai prastesnis. Mhm. Mobbingo yra daugiau, yra Taip. ta hierarchinė kultūra, privalai klausyt vadovą ir Mhm. pasikliaut, diskusijos, nu, tokios nelabai pageidaujamas, nes jeigu tu išreiški savo nuomonę, tai reiškia esi nelojalus ir taip toliau. Tačiau, manau, verta dar vieną aspektą paminėti, kad provincijose nėra tokios bazės augimui, jauni žmonės nori tobulėti, augti, gauti aukštą kvalifikaciją ir visgi inovacijos, naujausias priemonės, kuris įdiegiamas, tai visgi yra miestuose, didžiosios klinikos, o medikui labai svarbu yra jaunam, ypač jaunam yra augti, tobulėti, o provincijoje, nu ką, jis įgavęs kažkokias žinias, kažką įgauna kažkokį patirtį ten vietoje, bet, nu, tas galimybės jam augti, tobulėti, ženkliai mažesnis yra. Tai irgi yra vienas toks didelių stabdžių, Taip, taip, jie kas šitą irgi verčia. vardija, tai vienareikšmiškai. Bet jie Mhm. vis tiek dažniausiai dirba kažkuriam dideliam mieste ir tada atvažiuoja vis tiek į kažkokį vat, regioną ar ne padirbėti, nes nusako, nu tiesiog gaila tų pacientų, gaila tų žmonių, tai ir iš to pašaukimo ar ne, bet sakau, tikrai labai girčiu ir tą, nu, vat, emocinę dalį, kodėl jie vienur ar kitur nesirenka tiesiog darbuotis. Tai čia labai ryškus toksai signalas vadovom, kad pasistiebtų ir pasistengtų šitoj srity. Tai vat kokiu nedideliu, bet veiksmingu pokyčiu gydymo įstaigų vadovai galėtų imtis jau šiandien, kad ta psichoemocinė sveikata medikų būtų geresnė. Mhm. Nuo ko pradėti, tai turbūt
Skamba žodis sąmoningumas nuo savo sąmoningumo ir kompetencijų vėlgi ugdymo, tai nuo šitų dalykų turbūt. Bet iš tiesų, jeigu taip vadovui, ką galėčiau patarti, tai pirmiausia, kuris, nežino galbūt nuo ko pradėti, kaip čia viską daryti, ar ne, ir kaip čia tą kultūrą tokią pozityvę ir gražią kurti. Tai iš tiesų kviesčiau turėti tos partnerius, kurie padėtų įsivertinti, kokia yra dabartinė situacija toje organizacijoje. Ar ne? Tai toks matyt pats pirmas žingsnis ir laiptelis būtų įsivertinti, kur jie šiuo metu yra. Ar ne? Ir čia yra tikrai įrankių ir darbuotojų nuomonės tyrimai, ir apklausos, ir begalės kitų dalykų. Tiesiog kviečiu įsivertinti, kur dabar jie, kokiam taške, kokiam etape yra ir tada pradėti dėliotis visą planą, visą strategiją. Ir tokiu būdu tobulėti ir augti ir auginti savo organizaciją. Tai mano toks turbūt būtų pastebėjimas, bet aišku, nepamiršti ir savęs, savo augimo, sąmoningumo ir tą reikia pirmiausia suprasti ir suvokti iš tikrųjų. Jeigu mes nieko nekeisim, nieko nedarysim vardant to ar ne, tai niekas ir nepasikeis turbūt. Jeigu mes galėtum pakeisti kažkokius 3 dalykus Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai, kas tai būtų? Mhm. 3 dalykai, ar ne? Čia daug kas, aišku, kalbėtų ir atsakytų turbūt, ar ne, kad paslaugų prieinamumas, kokybė ir panašiai, tai be abejo šitie dalykai yra labai svarbus. Bet aš turbūt žiūrėčiau iš tikrųjų per procesų galbūt daugiau pusę, iš tikrųjų kaip gerinti darbuotojų sąlygas, mažinti tą administracinę naštą, biurokratiją, procesų efektyvumą, kaip stiprinti toliau ir tą žmogiškų išteklių valdymą. Pačiu tuos dalykus aš į šituos dėmesį lygiai taip pat krypčiau, nes vidiniai dalykai yra svarbus, o tie visi sisteminiai, kokybiniai ar ne, jie irgi yra ir be abejo visi apie tai kalba. Eilių mažinimas, paslaugų prieinamumas, ten kokybė ir visi kiti dalykai, tai be abejo šitie dalykai yra kertiniai, bet aš vis dėlto krypčiau ir galvočiau apie tos procesinius vidinius organizacijos dalykus, kaip juos keisti, tobulinti ir auginti. Taip, dažnai bendraujant su medikais tenka susidurt, kad jie skundžiasi, kad per daug laiko reikia skirti biurokratiniams procedūrams. Ir tie dalykai yra sprendžiami, nes gydytojas visų pirma turi gydyti. Šiandien sveikatos priežiūros sektorius galėtų pasimokyti iš verslo organizacijų, nes kartais būna tie mitai, kad čia jau kas yra versle visai netinka, bet galbūt visgi yra daug kas nepanaudoja, kas yra normalu versle. Aš tiesa pasidalinsiu, aš visai neseniai susidūriau, tiesa, tai ne su medicinos įstaigom, atlikau mokymus vienai valstybės institucijai, kuri aptarnauja lankytojus, klientus ir mokymai būtent apie aptarnavimo kokybę, kaip ją gerinti. Tai susidūriau su tokiu prieštaravimu, kai sako, kad nebandykit jūs čia mums klientų aptarnavimo principus verslę mums čia bandyti skiepyti, nes mes turim atlikti paslaugą ir viskas. Čia mes neturim būti nei psichologai, trūksta suvokimo, kad ne vien yra svarbu patį paslaugą, bet kliento patyrimas, kaip jis tą paslaugą gauna, tai dažnai trūksta. Kaip jums atrodo, ar sveikatos priežiūros įstaigose nebūna panašiai? Oi, tikrai jų būna, aš pati ne kartą esu susidūrus ir tai, ką girdžiu, tas pasipriešinimas iš tiesų bet kokiam pokyčiui, ar ne, bet kokiam kvietimui pagalvoti, pabandyti galbūt kažkaip kitaip, negu jie yra įpratę, tai pasitinkamas su pasipriešinimu iš tiesų, nes tai yra pokytis. Bet grįžtant prie klausimo, aš tai manau, kad tikrai galima mokytis iš verslo ir tikrai labai daug organizacijų perima tas gerasias praktikas ir tos organizacijos, kurios ir dalyvavo ir emocinės gerovės lyderių iniciatyvoje, jos tikrai pasiima iš verslo praktikas, iniciatyvas įvairiausias ir tikrai taiko ir tą reikia daryti. Ir tikrai sveikatos sektorius turėtų žiūrėti vis dėlto, ką tie verslai daro. Ir ko gali pasimokyti, tai manau, to didesnio dėmesio, ne tik, ką sakot, ar ne tik pacientų, klientų patirčiai, bet ir darbuotojų patirčiai. Ko dar galėtų pasimokyti, tai be abejo inovacijų dėgymo ir to procesų tokio efektyvumo, peržiūrimo, bet visų šitų dalykų. Verslas, ką dar daro, jisai taiko duomenimis grįstus sprendimus, turi KPI'sus ar ne ir panašiai.
Tai to sveikatos sektoriuje irgi labai trūksta, labai mažai, kur yra iš tikrųjų KPIs, ypatingai tose softinėse, kaip aš vadinu, dalyse, turi nuleistus tam tikrus ar ne rodiklius, bet iš tiesų toliau to nediegia tos kultūros ir mažai turi to. Dar Jo, ko... aš atsiprašau, įsitempsiu, bet tai būna, kaip eisus mechaniškai nuleidžia, tai jie pridaro daugiau žalos negu naudos, nes papildomas stresas, nėra suvokimas, kam jie reikalingi ir tada pradeda kai kurie darbuotojai dirbti dėl rodiklių, pamirštant, kad pagrindinė funkcija yra padėti žmogui. Taip, tai čia su rodikliais yra šitas ir tikrai matau, kad, vat ir nesupranta, ir nežino, o tai kokį čia tą rodiklį išsikelti, o tai kaip čia įsekti ir taip toliau. Ir tada, toks gaunasi, aš vadinu dėl varnelės, tada, kad tik tai pasiekti vienaip ar kitaip tą rodiklį, bet kaip visumoje, kaip ten viskas susisieja ir kaip galima toliau kaskaduoti į žemesnius lygmenis, į skyrius ir panašiai, ar ne, tai to supratimo tokio vadybinio, tai čia jo tikrai trūksta, ypatingai valstybinėse organizacijose. Verslas, tai jie turi ir to daro, privačios klinikos, bet valstybinės, tai tikrai mažai man tenka susidurti, kad tikrai turėtų KPI su aiškias sistemas, arba kartais iš vis jų neturi. Tai sakau, kaip jūs matuojat, sekat, žiūrit, kažkaip vadovaujantis intuicija daugiau iš tiesų, negu kad skaičiais ir duomenim. Tai bent jau tokia mano patirtis, kiek aš kalbuosi ir kiek susiduriu. Kalbant apie tokį pacientą aptarnavimą, daugiau skirti dėmesį, tai reikalauja kažkiek laiko. Čia yra ta problema, kad realiai suprantama, kad laikas trūksta. Koks nors homeopatas, kuris turima pacientus, homeopatas, čia dar, aišku, galima diskutuoti, kiek tai moksliškai pagrįsta, bet jis turi labai daug laiko, jis bendrauja ir tada gydo juk ne vien ten vaistas, bet ir žodis. Tai tas klausimas, ar tas homeopatinis preparatas iš viso gydo, bet kadangi gavo dėmesį, buvo išklausytas ir pacientas sako, tie tradiciniai medikai nepadeda, nuėjo pas kažkokį homeopatą, iš karto sveikata pagerėjo, bet galbūt pagerėjo dėl to, kai jis pagaliau pasijutė, kad buvo išklausytas, išgirstas ir tas tikėjimas padeda. Laiko stoka ir dėmesio stoka mažina tą kokybę. Čia yra, kaip rasta tą auksinį viduriuką, kad subalansuotum ir laiko deficitas spaudimas, laiko deficito sąlygoms galėtum skirti pakankamai dėmesį tam pacientum, kad užtikrintum kokybę. Tai yra iššūkis. Iššūkis, bet mes vedam tikrai irgi šitoj temoje mokymus, bendravimo su pacientais mokymus. Tai iš tiesų labai daug irgi tenka diskutuoti su medikais ir sakau, kartais tikrai tas laikas tikrai spaudžia, turi daug pacientų ir kartais į tą 15 minučių reikia kelis priimti pacientus. Bet vis dėlto aš, kaip sakau, minutę laiko išklausyti žmogų arba pažiūrėti jam į akis, tai tikrai neužtrunka tiek, bet tikrai gali sukurti tą santykį su pacientu ir jis jau visiškai kitaip gali jaustis išėjęs po tos konsultacijos, kaip sakot, ar ne, nori išsikalbėti, nori to dėmesio, tai be abejo kiekvienam to norisi, bet kartais maži labai tokie dalykai, akių kontaktas, santykis, ne, išklausimas tos vienos minutės, jisai duoda labai daug ir čia man labai įdomi šita tema iš tiesų yra to bendravimo, to santykio mezgimo su pacientais ir kokį rezultatą tai vėliau gali sukurti. Ir atnešti tiek ir pacientui, organizacijai. Taip, minutė kartais būna daug, bet empatiškas žvilgsnis ir šypsena sekundę užima ir tai tikrai labai daug. Gerai, tada jau einant prie pabaigos. Kristina, kokį patarimą duotum kiekvienam gydymo įstaigos vadovui, kuris nori kurti stiprą ir motyvuotą komandą? Pagrindinis turbūt patarimas būtų, kad ir kaip iš manęs skambėtų ar ne, tai rūpinti žmonėm iš tikrųjų, nes motyvuota ir stipri komanda prisideda prie apskritai sėkmės organizacijos ir girdėti tos darbuotojus, išgirsti juos, įtraukti į sprendimų priėmimą,
pripažinti tą jų indėlį, pagarbą rodyti, bendradarbiavimą, na, kurti tą, vat, kaip sakau, ir kartoju kelis kartus tą pozityvią organizacinę kultūrą, kur, na, darbuotojai jaučiasi saugus, vertinami, jaučiasi tas rūpestis, tai tada jie irgi bus ir įsitraukę, ir motyvuoti, ir gebantis, na, užtikrinti tą aukštesnę kartelę ir paciento aptarnavimo atžvilgiu. Mhm. Ir pačioj pabaigoj, Mhm. Kristina, ką jūs norėtum palinkėt mūsų klausytojams medikams? Mhm. A, Taip sukasi galvoj, iš tikrųjų vienas žodis, tai kantrybės iš tikrųjų. Kantrybės, bet iš tiesų kalbant ir apie emocinę gerovę, nepamiršti savęs, pirmiausia, iš tikrųjų rūpintis savimi, ieškoti būdų, kada yra sunku. Tai vat šitos dalykus labai norėčiau palinkėti, kad nepamirštų ir ieškotų pagalbos, jeigu tik jos reikia, nes jos tikrai yra. Tai man dar iš mūsų pokalbio Mhm. kilo toks noras palinkėt drąsos, nesitaikyt su prasta vadyba ir išdrįst padėti sau ir kolegoms, kurie irgi patiria kartais sudėtingas akimirkas dirbant su pacientais ir kartais patiria ne pačius kokybiškiausius santykius organizacijai. Tai ačiū labai, Kristina. Ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėt.